Gerai. Turim situaciją. Tu dedi mašinos skelbimą ir yra ta vieta, kur pagrindinė nuotrauka. Pagrindinė nuotrauka yra kaip tavo Tinderio pagrindinė nuotrauka. Jin turi būti su šuniuku ant rankos, su kačiuku ant rankos, duodant su kita ranka maistą neįgaliam žmogui tam, kad tave paklykintų, nes yra tavo pirmas įspūdis. Kaip manot, kokia mašina, kai jos pagrindinė nuotrauka yra N1 išmetimo bakelis? Duosiu pamastyti. Aš manau, kad bus arba Civicas ir spėju iš tos nuotraukos, kad bus turbūt sedanas, arba ta Toyota, kur atrodo greitai, bet nėra greitai. Aš niekada pavadinimą jas nesit. Celica yra tokia modelis. Ei, Toyota Celica! Oh, boy. Gerai, aš atsijėmu, kad sakiau, kad atrodo greitai, nėra greita. O, viešpate brangus. Bet koks neprotingas subas, jisai žiauriai mažas. Jis neturi iš ko bumsėti. Ir also, jeigu tau jau prakiūra šitos vietos, izolkė nebepadės. Tau reikia keisti garsiakalbį. Nes pro izolkę vis tiek garsas darys tą dalyką. 1,885 kW benzinas. Važiuoja linksmai. Šiaip jo, jas turėtų linksmai važiuoti. Bagažinė stovi subo su pravestais laidais ir yra uždėtas sportinis duslintuvo bakelis. Kodėl bakelis, kuris yra platesnis negu originalus bakelis, automatiškai yra sportinis bakelis? Kad jis taptų sportiniu bakeliu, reikia visą išmetimo sistemą dėti dar, sportinę, tam, kad variklis galėtų pilnai išsikvėpti, o ne tik tai paskutiniai vietoj. Čia kaip gerti alų pro labai smulkę šlangutę, bet pačiam gale tą leiką didelę uždėti. Tai jo leika didelė gale, bet ta šlangutė vis tiek yra siaura tavo burna. Aš manau, labai bloguose baliuose esu buvęs, kad pas mane tokie referencai. Bet tai 3000 eurų. 3000 eurų? Bet sen, N1 bakelis ir subas. It has to be worth it.